Kokia testo svarba ir kaip jį naudoti? Tai va. Tai dabar visi dėmė tavęs klausokės. Tai aš pradėsiu nuo ciniško juokelio, kaip medikam ir priklauso. Tai kodėl medicinoje iš viso daromi yra testai? Kaip manot? Juk galima skrodimo metu pasižiūrėti, kas ten sugedė ir kaip ten viskas yra. Tai ciniškas juokelis gydytojo, bet iš tikrųjų testai yra daromi dėl kelių priežasčių. Viena iš priežasčių yra, kad ne viskas matosi išorėje, kaip kad testuose galima pamatyti. Na, pavyzdžiui, temperatūra, kai žmogaus kyla, tai jūs galite ir išoriškai nustatyti, kad karštesnis yra kūnas ir tokiu būdu žinosit, kad galbūt jau tas žmogus ar serga, ar kažkas su juo ne taip. Aišku, kokia ta temperatūra ir tiksliau tą nustatyti, tai reikėtų jau tada tyrimo, tai termometro, ne? Tuo tarpu, kalbant apie balansą, pavyzdžiui, apie omega-6, omega-3, jūs išoriškai niekaip negalite to nustatyti. Nėra jokių požymių, nei akių spalva neparodys, nei šypsena arba bloga nuotaika, nei dar kažkokie tai kiti požymiai. Nors, aišku, bloga nuotaika dažnai parodo, kad trūksta omega-3. Bet yra sudėtinga pasakyti išoriškai, netgi galbūt, sakyčiau, neįmanoma, ar žmogui trūksta omega-3 ar netrūksta. Tai čia yra viena iš priežasčių, kodėl tyrimas yra absoliučiai būtinas pasakyti, ar problema egzistuoja, ir kuo daugiau tų tyrimų yra padaryta pasaulyje, tuo lengviau pasakyti, kokio masto problemą mes sprendžiame. Tai šiandien dienai mes artėjom prie 1 milijono kraujo tyrimų, balanso, tai yra visų riebių rūgščių 11. Tai yra ir omega-6 4, ir omega-3 4 riebiosios rūgštys, omega-9 ir 2 prisotintosios riebiosios rūgštys. Ir mes matuojame, visą tai yra atliekama nepriklausomoje laboratorijoje, tai reiškia, kad ne Zinzino daro tyrimą, Zinzino tarpininkauja. Tai yra mes kaip partneriai Zinzino tik tai parodom žmogui arba pačiam duodam pasidaryti tą tyrimą ir parodom video filmuką, kuriame yra instrukcijos, arba mes jau padarome, atliekame, praduriame tą pirštuką ir išsiunčiame kraują. Ir tada toliau laboratorija gauna tik tai kodą ir kraują. Laboratorija nežino, kieno tai yra kraujas, nežino nei vardo, nei pavardės, nei jokių kitų duomenų. Žino tik tai kodą ir kraują. Ir naudojamas vienas brangiausių prietaisų laboratorijoje. Čia, kas esat specialistai, tai tikriausiai žinosit, kad yra dujų chromatografas. Yra labai brangus prietaisas. Tai jeigu kas nors jums sakys, kad galima kaip nors kitaip nustatyti, ar omega-3 trūksta ar netrūksta kūne, tai tada supažindinkit su mumis, mums tikrai praverstų pigesnis tyrimas, nes balanso tyrimas yra nepigus laboratorijai, bet jisai yra labai tikslus. Tas dujų chromatografijos metodas maždaug apie 5% tik tai paklaida. Tai vat, jeigu jūs prasidurtumėt pirštą su 2, su 3 testais tuo pačiu metu ir išsiųstumėt tuos 3 testus, laboratorija nežinotų, kad tai yra tas pats kraujas, ir paklaida turėtų būti nedaugiau kaip 5%, tarp 1 ir 2 ir 3 ir kiek jūs ten jų be padarytumėt tų tyrimų, jeigu tą pačią dieną jūs pasiėmėt tą kraują. Tai dabar klausimas, jeigu jau testas yra ir yra beveik 1 milijonas tų testų ir mes jau žinome, kad problema egzistuoja, kad didžioji dalis žmonijos, beje, tie 1 milijonas testų yra 100 šalių. Jeigu tiksliai suskaičiuotume, gal ir daugiau negu 100 šalių yra. Jūs tą galite pasižiūrėti žemėlapį zinzinotest.com ir ten einant pagal balanso testą jūs galite rasti pasaulio žemėlapį, kur galite kiekvieną šalį atsidaryti ir pasižiūrėti skaičių tyrimų ir vidurkis, koks yra omega-6, omega-3 santykio. Tai dabar, kad problema yra, mes jau iš tų testų žinome. Tai ne iš kur kitur, kadangi tema yra testas ir jo svarba, ne iš kur kitur mes žinome, kad problema yra, o iš testų ir jų kiekio. Dabar kitas klausimas tada kyla, tai jeigu problema yra, kaip ją išspręsti? Ir čia prasideda diskusijos. Jeigu susodintumėt 10 skirtingų įmonių pardavėjų,
Pavadinimo aš neminėsiu, bet įsivaizduokit, kad vieno gamintojo omega-3, kito gamintojo, nu ir prasideda ginčai. Vienas gamintojas sako, vieno gamintojo pardavėjas, ne, sako, kad reikia, kad būtų esteriai. Kiti sako, kad kokia forma to omega-3 geriausiai veikia. Kiti sako, kad koncentratas geriausiai veikia. Mes sakome, kad, na, gal nespėliokim. Va, paimkim, pradurkim pirštą ir tiksliai nustatysim, kuri forma geriausiai veikia. Tai vat visi ginčai pasibaigia, kai yra kraujo tyrimas, nes jisai yra objektyvus. Tam kas bent kiek susidūrė esat su medicina arba su mokslu, tai yra vadinama subjektyvus nustatymas ir objektyvus. Subjektyvus tai yra, nu, pasižiūrėjau, atrodai ligotas. Tai čia yra subjektyvus toksai matavimo vienetas. O objektyvus tai yra, kai padarėm tyrimą ir mes matom tiksliai, kad pavyzdžiui, omega-3 yra tik tai 30% ląstelėje nuo to, kiek turėtų būti. Tikriausiai visi žinot, kaip tą paskaityti iš tyrimo ataskaitos. Jeigu tyrimo ataskaitoje omega-3 indeksas yra 3%, ne? Tai reiškia apytiksliai 30%, kablelį per vieną perkeliam, reiškia iš 3 pasidaro 30, tai yra trečdalis omega-3 ląstelėse nuo to, kiek turėtų būti, nes norma yra 10%. Tai 8% jau yra paskutinė riba. Jeigu testo ataskaitą atsidarysit, ten matysit tas stulpelis, jisai taip ir rodo, kad nuo 8 prasideda žalia zona ir 12 jau yra per daug. Va čia ir prasideda sekantis klausimas. Tai kaip dabar dozuoti bet kokį produktą arba bet kokį sprendimą? Tai ar dozė jau per didelė, ar dar per maža? Net jeigu jau produktas ir geras, net jeigu jūs ir naudojat tinkamą antioksidantą, nu, dar tiesa, grįžtant prie formos omega-3, ar galbūt esat girdėję, kad ginčai sklinda, ar krilių omega-3 geriausias, o gal žuvies, o gal iš tikrųjų iš spirulinos yra geriau, arba dar iš kažkokio kito šaltinio. Tai visa tai yra tiesiog, na, nežinau, ar galima tokį žodį pasakyti, bet aš tai sakyčiau paistalai. Dėl to, kad omega-3 yra iš kokio šaltinio be paimtumėt, yra 4 riebiosios rūgštys ir jos yra identiškos. Ar jūs iš krilių paimsit, jos yra tokios pačios. Ar jūs iš žuvies paimsit, jos yra tokios pačios. Na, dar kartais žmonės sako, kad aš geriu sausumos kilmės omega-3. Tai yra geriu kanapių, semenų aliejus. Aš esu lietuvis, tai lietuviam nepriklauso žuvį valgyti, priklauso kanapės ir sėmenis. Tai yra va tokių, nu, fantazijų. Tai kad išsklaidyti tas fantazijas, tyrimas vėlgi labai yra gerai mums padeda, dėl to, kad pasižiūrėkit, omega-3 viena iš riebių rūgščių yra alfa-linolo rūgštis, ALA. Tai vat alfa-linolo rūgštis yra gaunama iš sausumos kilmės augalų, tai yra kanapių, semenų, sėklų, na ir taip toliau. O tuo tarpu EPR, DHR ir DPR tai yra jūros kilmės omega-3. Tai viso yra 4 riebiosios rūgštys. Tai ALA, alfa-linolo rūgštis sausumos kilmės, EPR, DHR, DPR yra jūros kilmės. Tai žmonėms labiausiai trūksta to jūros kilmės omega-3. Dabar klausimas, ar galima iš to ALA, iš to sausumos kilmės pagaminti tuos jūros kilmės omega-3. Taip, įmanoma, bet reikalingos kelios sąlygos. Turiu omeny kūno viduj, žmogaus kūno viduj. Tai tos sąlygos yra štai tokios. Visų pirma, ALA yra trumpa grandinė, tai, o EPR, DHR ir DPR yra ilgos grandinės. Tai labai daug gabaliukų ALA reikia suklijuoti į vieną ilgą grandinę, kad gautųsi vienas DHA, pavyzdžiui. Tai kitaip tariant, nu, vaizdžiai šnekant, kibirą kanapių ir semenų aliejaus į dieną išgeriant, galbūt suklijuosim pakankamą kiekį APR, DHR. Bet yra antra sąlyga ir čia viskas žlunga.
Tai ta sąlyga yra tokia, kad nebūtų kūne per daug omega-6. Nes jeigu omega-6 yra per daug, tai tokiu atveju iš ALA fermentas, kuris turėtų gaminti tą EPR, DHR, jisai yra užimtas omega-6 reikalais ir jisai negamina iš ALA tų jūros kilmės omega-3. Tai kitaip tariant, šiais laikais iš kanapių ir semenų aliejų susitvarkyti omega-3, panaikinti deficitą yra beveik neįmanoma. Yra tik vienas atvejis man pasitaikęs, kai teko visgi rekomenduoti kanapių semenų aliejų naudoti, tai buvo žmogaus alergija ir beje, alergija būna baltymui žuvies, tai mūsų produktuose nėra žuvies baltymo ir vis tiek produktam naudoti galima, net jeigu yra alergija žuviai, bet reikėtų labai atsargiai pasibandyti, na, ypač jeigu ten ta alerginė reakcija labai audringa, anafilaksija yra arba kažkokia tai kita bloga, labai didelė reakcija, tai reikėtų atsargiai bandytis. Na ir buvo vienas žmogus, kuriam visgi ir mūsų produktas kažkokią tai reakciją sukėlė. Ir nu, tada jau žmogui parekomendavom, sakom, nu, tada jau tu bent jau kanapių semenų valgyk, nes nu, daugiau nieko kito nebelieka. Tai va, bet tai buvo viena išimtis iš 100 000 žmonių. Visiems kitiem, netgi alergiškiem žuviai, tinka balanso aliejus. Tai va dabar grįžtant atgal prie šaltinio, tai ar kryliai geriau, ar žuvis, ar spirulina, ar dar kas nors, kokį šaltinį jūs bepaimsite, netgi jeigu paimsit bet kokį pasaulyje parduodamą papildą, kuriame yra EPR, DHR, tai ten tos pačios riebiosios rūgštys yra, kokios ir zinzino balanso aliejuje. Skirtumas yra ne šaltinyje, ne formoje, ten katesterį ar koncentratai ar dar kažkas, tai skirtumas yra antioksidantas, tai yra medžiaga, kuri saugo omega-3 nuo sugėdimo. Dabar vėlgi nebūtina kažkaip tai tikėti tuom, mes ne tikybos esam organizacija, tai reikėtų tiesiog naudoti vienokį, kitokį, trečiokį, penktokį sprendimą ir po 4-5 mėnesių pakartoti kraujo tyrimą. Tai vat vėl kraujo tyrimas pasitarnauja, nes padarius tą kraujo tyrimą matosi, ar tas produktas, tas sprendimas kažkoks pritaikytas, jisai sprendžia problemą, ar yra tik imitacija. Aš vadinu produktus, kurie nesprendžia problemos arba tik tai dalinai sprendžia, aš juos vadinu imitacija, kad kažkas yra sprendžiama. Tai yra imitacija, tuo užsima ir tie, kas gamina tokį produktą, ir tie, kas parduoda, ir tie, kas reklamuoja, visa tai imitacijos procesas. Tai vat dabar jeigu jau produktas yra tinkamas su geru antioksidantu, kaip žinoti, kokia dozė reikalinga? Ir vėlgi testas yra atsakymas. Tai yra be testo mes niekada nesužinosim, ar jūsų dozė jau yra per didelė, o gal dar per maža. Tai testas tik tai parodo. Ir aš darausi savo jau dabar 12 esu pasidaręs balanso kraujo tyrimų. Tai kas metai, vieną kartą, jeigu labai stipriai nekeičiu gyvenimo lokacijos ar kažko, tai kai keičiu, tada darau po pusės metų kažką labai stipriai pakeitęs ir tada žiūriu, ar man jau yra per daug omega-3 ar per mažai, nes per didelis kiekis irgi yra pavojingas, kaip ir per mažas. Na va, tai dabar apibendrinant visą tai, ką pasakojau apie balanso testą, tai jeigu ne testas, jūs taip ir nežinotumėt, ar problema yra, jūs nežinotumėt, kuris produktas, kokios įmonės, su kokiu pavadinimu iš tikrųjų yra veiksmingas, o kuris ne, ir tada prasidėtų legendos, kad ten norvegiškas geriau, o kitas ginčiasi, kad ne, amerikoniški geriausi. Tai visa tai yra neturintis reikšmės dalykai. Turi reikšmės iš esmės tik tai kraujo tyrimas. Visa kita yra antriniai dalykai. Tai pasidarom kraujo tyrimą ir žinome, turėjom problemą ar ne, ir pasidarom kraujo tyrimą naudodami vienokį ar kitokį produktą ir žinome, ar suveikė mūsų sprendimai ar ne. Ir be to iš tyrimo matosi ir galimai, ką gali būti, kad reikia pakeisti mityboje. Nes tyrimas padaro ne vien tik tai
riebių rūgščių nustato kiekius, kurie yra balanso aliejuje, bet ir kitų riebių rūgščių, kurios yra mityboje. Tai yra omega-6, prisotintų riebalų ir omega-9. Tai vat jau šitų su balanso aliejum nebesutvarkysim, jas reikia iš antro tyrimo žiūrėti, ar dar yra kažkokie trūkumai ar pertekliai ir tada keisti mitybą. Tai dabar apie balanso tyrimą kaip ir aišku, tik tai šiek tiek dar keletą žodžių apie kitus du tyrimus, kuriuos mes darome. Tai yra vitamino D tyrimas ir HbA1c. Daugam gal sudėtinga ištarti tą, bet pasitreniravus įmanoma. Tai vitamino D tyrimas yra vėlgi daug skirtingų formų, ten D3 ir panašiai, ir dar yra, jeigu pasiskaitytumėt giliau, ten inkstų ar kepenų ar ten taip toliau. Žodžiu, visokių ten tų vitaminų D3 yra, nenoriu per daug nusigilinti ir nusismulkinti. Tyrimas, kurį darome Vitas laboratorijoje ir vėlgi Zinzino tarpininkauja tik tai šis tyrimas nustato visas tas formas reikalingas ir nustato labai tikslę metodiką, naujausią technologiją, ir dar iš vieno kraujo lašo 4 kartus yra padaromas tas tyrimas. Tai aš kiek žiūrėjau ir kainos požiūriu, tai mūsų kaina yra labai gera, konkurencinga, bet jeigu žinotumėt, ant kiek yra geresnė technologija ir tai, kad 4 kartus padaromas tas tyrimas, tai tokiu atveju nėra lygių. Šiandienai pasaulyje ir kitos laboratorijos visos turėtų tik tai lygiuotis į Zinzino atliekamą tą vitamino D tyrimą. Ir aš pasitikiu tik tai vienu tuo Zinzino vitamino D tyrimu, nes didžioji dalis kitų laboratorijų, kai padaro vitamino D tyrimą, aš vis tiek nesu garantuotas, ar ten tiksliai parodė, nes kartais būna, kad rodo jau per daug, o iš tikrųjų yra dar trūkumas. Ir vėlgi vitamino D yra labai svarbu pataikyti, kad būtų ne per daug ir ne per mažai. Ir HbA1. Aš norėčiau papildyti dėl vitamino D, kadangi aš irgi esu ne kartą buvęs pas Vitas laboratorijoje, tai vitamino D tyrimas Vitaso yra skaitomas kaip auksinis standartas, kaip metras guli. Taip vitamino D Vitasa, tai yra kitos laboratorijos pasaulyje, tikrina savo vitamino D tyrimo tikslumą pagal Vitaso tyrimą šitą. Tai yra, jos siunčia kaip etalonas. Tai yra, Vitaso yra viena iš keleto 10 pasaulio laboratorijų, kur skaitomas, kad tai yra etalonas pasaulinis, pagal kurį žiūri kitą. Tai yra labai labai svarbu. Vien šito fakto užtenka, kad net kai kurios Lietuvos laboratorijos ten tikrinasi, ar jų metodika yra teisinga. Tai įsivaizduokit, kad kiek tai yra tas tyrimas. Ir jie už tą metodiką tūkstančius moka, kad jiem patvirtintų. Tai va. Ir toliau, Kęstuti, HbA1c, turim 2 minutės. Taip, HbA1c tyrimas. Tai yra labai svarbu suvokti šio tyrimo ne tik svarbą, bet ir skirtumą nuo, pavyzdžiui, gliukozės kiekio kraujyje nustatymų. Tai gliukozės kiekis, jisai šokinėja aukštyn žemyn dienos eigoj, nuo pavalgymo priklauso, daugiau cukraus suvalgėt, mažiau cukraus maisto. Tuo tarpu HbA1c nustato ne gliukozės kiekį. Tai va čia noriu, kad tą atsimintumėt, užsirašytumėt. HbA1c nustato molekulės, kurios buvo sugadintos per didelio kiekio gliukozės. Tai yra, kai gliukozės kiekis kraujyje yra per didelis, ta gliukozė patenka į ląsteles ir prisijungia prie kitų molekulių ir sugadina tas molekulės. Tai yra glikozilintos pasidaro molekulės, glikuotos, tai yra prijungta gliukozė. Tai pagal tų sugadintų molekulių kiekį mes ir žinome, ar gliukozė šokinėjo aukštyn žemyn ir buvo pakilus aukščiau normos, nes tada mes nustatome iš ląstelių ir ląstelės rodo, nežinau, ar jūs dar vis mane girdite, bet rodo, kad aš jau likau tik tai kaip šitas, kaip pagrindinis pranešėjas. Taigi ląstelės parodo, kad juose yra per daug sugadintų molekulių ir tai atspindi 4-5 mėnesių. Matau, kad grįžote atgal į eterį. Grįžom. Tai aš tik tai keletą žodžių ir jau baigsiu, kad
iš HbA1c tyrimo mes pamatome gliukozės kiekį kraujuje 4 ir galbūt net daugiau negu 4 mėnesių trukmės. Tai yra per 4 mėnesius, jeigu gliukozė nors kažkiek kartų buvo pakilusi aukščiau normos, mes jau tai pamatysime ant tų sugadintų molekulių skaičiaus. Tuo tarpu, jeigu gliukozė jau labai dažnai yra pakilus arba visą laiką, tai mes vėlgi matysime labai didelį skaičių tų sugadintų molekulių. Tai va tokiu būdu tyrimai, kuriuos atlieka Zinzino, yra ypatingai tikslus. Jie yra kaip čia pasakyti, neformalūs, nes būna tokių pusiau formalių tyrimų, kur gali daryti, gali nedaryti. Čia yra labai svarbus ir absoliučiai būtini tyrimai kiekvienam ir reguliariai. Tai yra, aš rekomenduočiau jau ne mažiau kaip 1 kartą per metus pasidaryti visus 3 tuos tyrimus. Tai va, ačiū labai, Andriau, ačiū labai visiems. Džiaugiuosi galėdamas sudalyvauti renginyje ir labai linkiu visiems geros dienos. Šiek tiek parodysiu aplinkui gražių vaizdų, tai su jais aš linkiu jums gražios dienos. O mes tau mus gražius parodykit. Paplojam visi, Kęstučiui.